Sveiki, sveiki. Kaip matote, esam viešbučio kambarį. Vakar atvykom į Maltą vakare. Buvo tamsu, nieko nematėm. Realiai atvažiavom, kada atskridom? Po 6:20 laiko. Po 6:20 kažkur nusileidom. Ir jau visiškai buvo tamsu. Praktiškai, matosi tik tai gatvės žibintai ir viskas, o pačios šalies visiškai nematėm. Tai va, tai dabar eisim į lauką ir kartu su jumis išvysim Maltą pirmą kartą, galima sakyti, dienos šviesoj. Tai va, planas toks, susipažinti truputį su aplinka, susirasti, kur nuomotis dviračius, nes vis tiek planuojam pavažinėti, nusipirkti autobuso bilietą, kad ir su autobusu pakeliauti po šalį. Nu ir kol kas tiek, toks ir planas. Tai va, tai dabar rengiamės, ruošiamės ir žygiuojam. Bandau nureguliuoti kameros kampą. Dabar kamerą bandysiu ant tokio laikiklio prie kuprinės pritvirtinau. Ant kaklo ant to šniūro nenoriu nešioti visą dieną, tai pabandysim su kuprinė. Tai dabar kalibruoju, galima sakyti, taip. Va, taip atrodo. Čia kamera, jeigu matosi. Nu, gal ir gerai bus, žiūrėsim, po to jeigu ką apkarpysiu video šonas, bet šiaip lyg ir visai padoriai atrodo tas vaizdas. Gerai, tai žygiuojam. Reikia šitą stiką pasimt. Lyg tai viskas, nieko nepamiršom. Все, žygiuojam. Parodysiu kaimyną jum. O, jeigu matosi, koksai guli. Dar judina lyg tai ausus. O, toks 4 žvaigždučių viešbutis. Realiai mes jau su Regina aptarėm, kad turbūt pats prašiausias viešbutis, kuriuose teko nakvot. Nu, maža to, kad tarakono yra. Bet čiužinys, tokio nepatogumo, aš dar nesu gyvenime tokio lovoj miegojęs. Debesiukas fainas. O mes, aišku, nieko nuo lietaus nepasiėmėm. Oi, savo, ir ten koks. Nu, blemba, gausim lietaus jaučiu. Taip, kaip tas viešbutis atrodo mūsų. Nu, beveik kaip ir naktį. Taip, gerai. Reikia susirasti, kurią pusę eiti dabar mum. Taip, pirmiausiai žygiuojame link dviračių pardos. Dabar be 10:09, 9 jie atsidaro, tai mes kaip tik turėtume spėti. Pasižiūrėsim, kas ten per dviratukai. Kiek googlinau, tai čia yra artimiausia parduotuvė, kur nuomoja dviračius. Bet yra viena iš tokių rimčiausių, skaitosi Vesaiklis, vadinasi, kažkur vidury Maltos. Mums grubiai su autobusu iki ten apie valandą važiavimą. Tai pažiūrėsim, kas čia yra, jeigu labai jau prasti tie dviračiai bus, tai pabandysim gal į tą Vesaiklis nuvažiuoti, pasižiūrėti, nes ten jie liktai ir graiveliukus netgi nuomoja, lentinukus, lentinukų čia tai tikrai nesinuomosim, nes dešinė eismo pusė, tai jaučia streso papildomai daug. Ir šiaip siauras gatvelės, o kiek važiavom vakar nuo uosto, tai matėsi, kad gana siaura. Šaligatvė irgi matot, kad apkrauti. Tai toks judesiukas, nežinau, reiks kažkur ieškot bekelių kažkokių. Ir arba su graveliuku, arba su MTB mint. Jeigu rasim dar ką čia išsinuomot, gal iš vis teks tiesiog vaikščiot, haikint. Nu, einam ten, teisi. Radom gražias pašto dėžutės. Dabar užsimetėm striukytės, nes kažkaip vėsoka, biški vėjelis čia pučia. Toks gaivus. Čia aplinkui statybos vyksta visur, o ten kažkur jau matosi jūra. Ar vandeninas, kas ten? Vanduo, žodžiu, kažkoks. Daug vandens matosi ten. Nu va, matau dviratuką ant stogo.
žalias su mėlynais ratais. Tai va, krūvos šalmų. Žodžiu, tikėtina, kad čia ir EcoSport. Čia ir yra ta parda nuomos. Žodžiu, dviratukai labai nesužavėjo. Nu, aišku, nuomos punktas, bet nu, kažko tikėjausi biškį padarėsnį. Nes visiškai tokie low level, prasme, ne stabdžiai mechaniniai, bet tokie prašiausi. Net pavaros 9 ant 3. Tai bandysim gal į tą Cyclist parduotuvę nuvaryti, nes ten, kiek žiūrėjau, tai sakė, kad tokie modernesni dviračiai, geriau prižiūrimi, tegul gal ten nuoma ir brangesnė, bet bent jau mint bus tikrai maloniau negu su šitais trantais. Nu nežinau, gal iš bėdos, jeigu ten nerasim, tai gal čia, bet nežinau. Žodžiu, kol kas praseisim, susirasim, kur nusipirkti autobuso bilietą ir teks pavažiuoti iki to Cyclist. Nu ir žiūrėsim. O dabar va, pakrantė. Nežinau, kaip matosi dabar toj kameroj. Čia aš buvau nusiėmęs tą kuprinę, vėl užsidėjau, tai gal kažkiek nusimušė horizontas, bet realiai bendras vaizdas turėtų matytis kažkiek. Pakankamai gražu. Aišku, gaila, kad apsiniaukia. Ir kitos. Nesimato. Saturnas, kaip ir 46 metrų į tą. Einam link Saturno einam. Bet Uranas surūdijęs. Žiūrėsim, kokios būklės Saturnas. Kažkokį takeliuką pamatėm įdomų. Einam pasižiūrėsim. Nu va, panašu, kad atkeliavom į autobusų stotį. Ir man atrodo, va čia kažkoks terminalas. Va, reikia kortelės nusipirkt, išsiaiškint pradžiai, kokių mums reikia. Jo, kažką čia parduoda. Gerai. Turim korteles. 25 eurai savaitėj. Neribotai. Ta prasme, galima bet kokį autobusų, kiek nori kartu važiuoti, kur nori. Ir naktiniai ten yra kažkokie, nu žodžiu, žiūrėsim. Kortelės turim. Va, vieną Reginai, kitą man, arba abi man, Regina pešiom. Pešiom. Gerai. Jo. Ir dabar čia stotelė, reikia pasiaiškinti, iš vis kur mes važiuojam. Tai važiuojam link to Cyclist, reikia paguglinti, kur, kokiamis mieste ir žodžiu pasimalsim autobusu. Все, sėdėm autobuse. Važiuojam link sekančio šito dviračių nuomos punkto. Žiūrėsim, kas ten. Jo, autobusas šitas važiuoja iki Valetos, bet mes kažkur pusiaukelėje išlipsim. Neatsimenu to miesto, žodžiu, reikia stebėti mums Google Mapsus ir spaust va šitą mygtuką, kai norėsim išlipti. O jeigu nepaspausim, tai nuvažiuosim iki Valetos. Tai kol kas tiek, sėdim, važiuojam. Na va, išlipom ir reikia kažkiek metrų prasieiti ir turėtume pamatyti tą pagrindinę dviračių parduotuvę Maltoje. Nu, kaip pagrindinė, kaip supratau, labiausiai žinoma, va, jau matau
Škoto logotipą. Tai. Jo, matau, daug dviračių stovi. Tai panašu, kad čia ir bus. Nu, įdomu, kokius dviračius jie pasiūlys nuomai ir kokiam kainom. Pagal nuotraukas atrodė didesnis pastatas. Ar čia tikrai šita? Kai. Nu va, pašnekėjom, tai lyg ir turės mums dviračius visai padorius. Tai ta prasme, turi ir dydžių, visko, 20 eurų parai, 100 eurų užstatas, nu plus dokumentai dar. Tai va, tai susitarėm, kad rytoj apie 9:30 atvažiuojam, uždėsim savo balnelius, nes atsivežėm, mes planuojam važiuoti. Nu, nežinau, ten dėl 100, nežinau, ar čia gausis. Žiūrėsim, kaip važiuosis, kokius mes čia rasim takus, nes po miestą pravažiuoti be šansų. Be šansų, reikia kažkur ieškoti užmiestyje kažkokių takelių, kad galima būtų pamint smagiau, rimčiau. Nes po miestą, man atrodo, mes ten daugiau stoviniosim negu riedėsim. Tai va, tai reikės dar pedalus irgi savo atsivežėm, kad patogus būtų, nes jeigu tokie plastikiniai, mažiukai, tai man pėdą laužia baisiai. Aš pasėmiau specialiai plačius, kad būtų patogu. Taip, gerai, kažkur žygiuojam, nežinau, dabar čia tiesiog pasimalsim po šito miestelį, tada į Valetą turbūt, ne? Po Valetą pasimalsim, nu ir šios dienos tokie vat mūsų planai, tiesiog susipažint biškį su aplinka. Taip, kažkur mes čia paviniojam. Tai kažkoks užkampis. Grįžtam atgal, ten turbūt pagrindinę gatvę ir ieškosim kokios parduotuvytės, vandens nusipirkt, nes nieko nepasiėmėm su savim. Žodžiu, dabar tokie pasimetę biškį. Čia dar tas eismas, man dar niekaip negaliu priprast. Suprantu, iš kurios pusės atvažiuoja mašinas, kur reikia žiūrėti. Taip, mes dar su Regina čia važiavom autobuse ir supratom, kad biškai nesąmonių prišnekėjom, kad tipo, kaip čia taip eismas vyksta dešinė kelio pusė. O iš tikrųjų iš čia vyksta kairė kelio pusė, o mums įprastas dešinė. Aš taip supratau. Bet mes kai būtų taip vairuojantis dažnai. Taip ir važinėčiau. Jo, tai taip ir važinėjau. Gerai. Nu, kol kas žygiuojam, dar karts nuo karto įjungsiu, kažką parodysiu šitą bardakėlį, chaosiuką, nes kol kas tai toks vat ir įspūdis Maltos. Bardakas ir chaosas gatvėse. Nes, nu, iš tikrųjų šiukšlina, vat kaip pasižiūri, nežinau, visi kampai. Pilna šiukšlių kažkaip, cigarečių pakelių valiuojasi, maišeliai, skraidžia, nu toks truputį. Aišku, čia dar gal ir nuo miestelio priklauso. Aš net nežinau, koks čia miestas. Nežinau. Išlipom tiesiog pagal Google Maps, kur parodė mum parduotuvę šitą. Ten ir išlip. Blemba, aš vis žiūriu pradžioj į kairę ir aš nesuprantu, iš kur šitos mašinos išlenda. Šakės, kaip sunku persirinkti. Čia perėjau turbūt nelabai ir yra. Nu, mums reikia kažkaip bėgti, bet... Gerai, bėgam. Gerai. O, žiūrėk, šuo vairuoja. Va, ir parduotuvė. O, einame parduotuvę, gerai. Kokio vandeniuko nusipirkti. Taip, gerai. Pagėrėm. Dabar atsidarom žemėlapį, nežinau, matosi, niekada nesimato. Čia žemėlapis, aš gal neįlas. Va. Kur mes iš vis randamės? Sangvan miestelis, aš taip supratau. Iki Valetos, jeigu pėsčiom žygiuot, pavyzdžiui, valandą ir 7 minutės žygiuojam. Tai va, nusprendėm žygiuot pėsčiom iki Valetos. Apie valandą rodo, nu tai va, kaip tik apsižvalgysim dar. Oras šiandien pakankamai geras, kitom dienom žada lietų. Dar rytoj lyg tai be lietaus, tai va, dėl to ir planuojam rytoj pavažinėti su dviračiais.
poryt jau liktai lietų žada. Aš blemba dabar suabejojau dėl dviračio, ar mum verta nakčiai juos į viešbutį tyst. Pavažinėti ir iškart gražinti, bet tas, kad jie tik dirba, man atrodo, iki 7 ar 5, dabar neatsimenu. Jeigu iki 5, tai nesam. Iki 7. Iki 7 vakaro. Nu, blemba, gal visai ir variantas jiem gražinti 7 vakare, nes po to problematiška tos dviračius iki čia datyst. Nu, tiesiog mint reiks su jais. O jeigu lis, tai aš nežinau, kas iš tų dviračių liks. O to dar blemba negražins užtatų, sakys, sudrožėt čia per lietų. Žodžiu, pagalvosim. Bet manau, gal visai ir variantas 9 atvaryt, kai jie atsidaro iš karto. Startuot, pavažinėt, va iki 7 vakaro, plius minus pasiplanuot. Gal 100 ir nesigaus, bet blemba, po to mažiau problemų su dviračių gražinimu. Taip, čia nuo viešbučio mes autobusu, kiek beveik valandą čia tysomės, tai dviračių būtų kas veikta dar tokiom gatvėm. Jeigu dar oras būtų geras, tikrai tai dzin, pavažinėtume, bet sakau, žada lietų ir čia visai vėjai tokie nevaikiški, tai bus bėdų. Žodžiu, greičiausia taip ir bus, kad ryt išsinuomojam, pavažinėjam, atiduodam ir po to jau bus laisva diena iš pačio ryto. Einam ten, pasižiūrėsim, kas ten vyksta. O eik tu savo šiandien, palauko jūs. Šakės, kaip sunku priprasti prie šito eismo. Mes įpratę pradžiai pažiūrėti į kairę, po to į dešinę ir tada eit. O čia reikia atvirkščiai žiūrėti į dešinę, į kairę ir tada eit. Bet biški dar nepersijungiau. Taip, nu pasižiūrim, kas čia. Mokykla kažkas. Oi, riksmai. Čia fizinio pamokėlės pas jos, ar čia pertraukas? Pertrauka gal. Pertrauka, bet tai čia jų uniforma tokia treningai, ar čia... Gal ir fizinio čia pamokėlės. O čia darželis. Pamatėm kepiklėlę gatvėje, nu ir aišku, kad įkišom nosį. Ir aš jau noriu. Visko noriu, bet paimsiu kažkoks čia. Kažkoks kaip ekleras su pistacijom. Čia vat irgi įdomus dalykas kažkoks. Irgi įdomi barankė. Nu žodžiu, aš visko noriu, bet... Hello. Would like one... Šitą, ne? Yeah, this one. Okay, you can take it. Something else? Ir? Nežinau, nu arba tada tą kitą skonį, su kitais riešutais. Ar nelabai? Aš nežinau, ar tu šitą nori. Nu šitą labiau gal. Šitą? Which one? The pistachio? Yes. Ir. Matosi kokie skoniai. Matosi, norisi jau irgi. Aha. Nu, radaujam. Nu nieko. Čia kažkokia gatvės turgus. Pusiau. Ir parduotuvytės, ir kažkokie būsėtai. Kažkoks voltininkų susirinkimas. Arba čia taškas, iš kurio labai daug kas užsakinėja, arba čia jie patys maitinasi. Kažkokie kebabai. Oho, kiek čia jų. Žodžiu, netyčia radom pagrindinę Volt bazę. O taip žmonės pasipuošia. Žinau, ar matosi.
Nu vakare čia turbūt žyba viskas. Nežinau, ar matosi čia statumas tų įkalnių. Einam ten į viršų. Nu, einam. Einam laiptukais gal. Ne, kamera čia neperdoda to statumo. Nežinau, ar matosi, kaip tas sunkvežimis pakrypęs. Bet va, visur tokie privatūs sodeliai. Čia biškį apleistas. Ilsimės. Kažkaip vargina tos siauros gatvelės, tas mašinas. Mašina daugiau. Žiauriai. Visiškai ne mūsų miestas. Vaiduoklių visi šurmulio, triukšmo. Nežiūrėsim, šiandien vis tiek reikia iki Valetos nuvaryti. Ten pasimalt. O kitom dienom nežinau, bandysim labiau kažkur tai kažkur į užkampius, lįst toliau nuo miestų. Jau pavargau, blemba. Porą valandėlių šitoj Maltoj, vat, ir jau vargina. Plauksim su keltu į Valetą. Čia kokia mes dabar miestelė skaitom? Neatsimenu šį pavadinimą. Taip, mes dabar Sliema. Ir vat nuo Sliemos iki Valetos 2 eurai vienam žmogui vieną pusę. Ir va, panašu tas keltas ir atplaukė. Einam prie lango. Einam į priekį labiau. Nu, realiai ir atplaukiam. Čia aš net nežinau, 3 minutės turbūt visas plaukimas. Taip, tai sakau, aš kažkaip nieko ir nesitikėjau labai čia. Aš galvoju, bent kokias 10 paplauks minučių. 3 minutės maksimum. One after the other, please. Kiek to plaukimo keltų? Taip, 20 minučių kažkur laiptais žygiuot. Apie turistų informacinio centro, bet žygiuojam kažkur. Pralysi. O tu? Be problemų. Dar per mažai bulkų suvalgiau, kad nepratilpčiau. O taip, dar tik po vieną bandelytę. Tikrai taip, reikia daugiau. Aš ir kriaušę turiu kambarį. Mes dar vieną turim, kuprinytę į bandelę. Turų? Matai. Čia kažkokia pamokėlė vyks, turbūt istorijos, nes čia kažkoks tai ten, kažkokia jų įžymybė, kažkoks dailininkas. Visur į kalną, visur stop ženklų prikabinta.
Oi. Kažkas toks seniau. Čia viskas užrakinta. Nežinau, einam, pasižiūrėsi. Kaip rotušė, ne? Kaip rotušė, nu, nežinau. O, čia jie puošiasi dar tik tai. Dar tik puošiasi. Nu, vėl telefono būdelė ta raudona. Ko čia jau pristatyta? Tai buvo anksčiau čia Britanijos likimas gal. Bet jūs čia taip ir paliko tipo kaip eksponatai. Aš manau. A my wejdziemy tu do sklepu. Užėjom užkasti. Aišku, kad visada kebabai.